Sveiki. 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 Ką pasakiau? Sveiki. Sveiki. Taigi šiandien testuosime populiariausius užkandukus. Tai pirmas. Auguriecai kažkokie. Bet čia guminukai, ne? Jo, taip atrodo. Pakuojam. Kokia konsistencija. Taip atrodo. Kažkokia konsistencija tokia, ne? Bet kaip guminuks. Ragauju. Realiai tiesiog guminuks agurko formai, bet kvapą nepatiko man iš pat pradžių. Šiaip tai ką žinai? Papras agurietas. O. Nu, 8 iš 10. O tu? 8 iš 10. Tik tiek, kad vienam pakelį tik 4 tėra. Taigi sekantis irgi bus guminukai. Čia tie nulupami, man atrodo, pilersai. Ne? Čia. O ką tu? Nesulupęs dar šitų. Bandom lupti. Bet čia nėra ką lupti. Yra, lupt, sakau, va. Dar nesu, ragavęs šitų. Gali jį tiesiog valyti. Bet čia tave priklos, kad čia nelupa. Žievė ir kažkoks tai vaisius. Da. Guminuks kaip guminuks. Tai šitą tipo negalima valgyti? Gal. Tas kietesnis. Įdomiai kramtos. Pažiūrėk, ką katinas daro. Kiek vertinu? Nu kaip guminukas 6. 7. Tai 6,5. 6,5. Toliau. Ir sekantį turim, čia lietuviškai, angelo plaukų šokoladas. Nu. Angel here šokolad. Šokolad. Taip irgi labai populiarus. O jeigu taip atrodo. Bet kaip kvepia? Padarom tą, kaip ten. Nematau. Eik, tu čia jis visas išbira. Na jo. Čia tau. Kaip jis byr. Gerai, sveikata. Kažkur jos valgys su šokoladu. Tiesiog čia braškinis šokoladas, ne? Nerašė nieko. Ai, čia su pistacijų? Aš nežinau. O kur? Rodo čia, kad yra pistacijos, bet čia jų nėra. O tu kur čia pistacijos? Nėra. Kuriuo vietoje čia pistacijų? Skanus, bet nesąmonė kažkokia. 6. 5, 6. Važiuojam toliau. Next. Važiuoj? Žiūrėk. Sekantis yra tokie, čia kaip vaškas, su kažkokiu skysčiu, o ne? Va, kaip prašo, įkask, išgerk. Čiulpk. Tai va tiek, aš nežinau. Bet sakė nesąmonė daug kas. Nu, jaučias kaip koks vaškas. Čia tipo kramtoms vaškas yra. Skystas saldainis. Rafinuotas vaškas, ja. Tiesiog kast jį. Ja. Skystis skanus. O tas kramtoms tai čia vaškas. Ja. Ne, nesąmonė. Man net kramtos neskaniai, kaip tu gali kramtyti? 2 iš 10. Tas skystis 4, o šiaip pats 3. 3. 2. Apsitvarkom. Viską žemės, bet... Saivalys. Meloj. Česnakinis aguriecas. Garlic Joe. Apelis. Aš išėjau iš jų. Nu, tas pakelis čia, žinai, duot tą kvapą. Šiaip iš tikra Nėra baisus kvapas. kvep kaip marinatas agurkų. Rimtai, kur yra Paprastas, marinavimui. jo. Nu, jo, Tiesiog paprastas. labai daug prieskonių. Tokiam skysti vaisių. Toks nurimts agurietas. Jis turėtų daug česnako turėtų, ne, kaip suprantu. Galiu aš, jeigu nori pirmą. Pasidėnu, kad rūkstai. Čia dūmų išė, bet gal dulkis. Koks šūrus! Realiai
daug druskas. Bet nėra ką baisus. Šiaip sueitų prie kažko. Nu, šiaip visai normalus, ką aš žinau. Nu, blem, aš 6 duočiau šitam. Nu, aš irgi. Šitam agurėtui 6 duodu. Next. Jau sakyk. Au. Turim tokius 2 gėrimukus. Kurį norit pirmą? Arbiuzė. Gerai, nes aš noriu šito. O čia yra blueberry. Ir čia atidaryti sunku, žinai, kaip visą daryti? Ne. Aš irgi pamiršau, bet jūs turi mokėti daryti specifiškai atidaryti. Lauk. Nu. Aš kiek matęs, pats nesudarė. Aš ant stalo nedarysiu, žinau. Tada turi trenkti. Momento sekundę. Au, rankas susilaužė. Atidariau. Ir kaip sakant, visą virtuvę pridariau. O kaip tau sekas? Nesąmonė, nu. Žodžiu, šiaip ne taip. Atidarėm. Ir tik dabar supratau, čia yra viduj dar vienas toks. Tada įsitraukiu, žiauriai lengvai įsiskaudžiu. O čia daužiam. Mano... Žinai ką, nesaldus. Šiaip gal ir nieko. Aš žinau, ką man primen, kai... kaip tas gėrims... Kas to būdavo? Nežinau pavadinti. Gerai, dabar dar šitą. Ai, limpa. Nu, va. Limpa. Mm. Bet nėra tokia saldus, čia gerai. Tas jo, tas toks įdomus. Kad tai man nebėg, vėl tas rutuliuks. Galvoju, kodėl man nebėgai. Aptaškiai visą. Skonis kokį 7. Man irgi. 7 jau. Toliau turim šituos. Šituos, va. Na, jo. Tokie va. Ta išorė rūgšti. Man mėgstamiausia. Tie kamaliukai rūgštus. O vidus saldus. 10 tikrai šičia. Tie geri. Tikrai 10 iš 10 šitie. Važiuojam tada. Cheez-it, kažkaip tai vadinas. Čia tipo krekeriai su sūriu. Bet irgi visiems patink, visiems skanus. Visi dar. Nesu ragavęs, o tu. Tokį pakelenzijų. Toks kvadratėlis. Šiaip skanus. Man patinka šitie. Druskas. Jaučias druską. Matos, o matai, yra priskuriu. Geri šitie. Visai. 8,5 iš 10. Ir dabar pats geriausias, naujausias, bent jau mum naujausias, svirpliai. Turim svirplius. Kiek čia 3, 4, 5 skonius. Esi valgęs svirplius? Jie labai šleišiai atrodo. Su sūriu ir svogūnais, su paprika, sour cream and onion, nežinau kaip lietuviškai, Išsiverčia. barbecue ir thai. Svirpliai turi 45 net procentus proteino, kurį pirmą ragaujam. Gal su sūriu kokį? Sour cream and onion. Pasiruošęs ragauti? Ne. Kodėl? Šiaip kvep. Tokie svirpliukai. Bijau palies. Tokie svirpliukai. Žinau, ar matos. Bandom. Nesau. Fu, ne. Aš bijau irgi. Šiaip bijau, aš irgi. Tai pirms tu. Gerai, aš galiu. Tai bandom. Tiesiog jaučiu tą skonį, tą sour cream. Bet tas jausmas, žinojams, kad aš valgau svirplį, tai... Atrodo. Žie, negalvo. Negalvo. Tu na. Iš pradžių sunku prisverti, po to jo. Skanus, tiesiog paprast. Nesijauč, kad svirplius valgytum. Nuo vieno nesijauč, daugiau kai paėmė. Labai daug skonio, ne? Daug skonio, žiauriai. Neblogi. Šiaip skonis kaip siemkas tokios, nežinau. Siemkas, bet jaučias, kad kojytės tokias kramtau. Ne, nu... Gerai, sekantis paprikenzijus. Nu, davai. Na, kaip šleišiai atrodo. Sveikata. Galva nukrito. Bet jaučias skonis, tai tikrai, pavyzdžiui, čia paprikas, tai jaučias paprika.
Šiaip skanu, viskas gerai. Tik kai žinai, kad čia, svirplys, tai vien tas nesinori valgyti. Bet šiaip nėra, kad neskanu būtų. Turi daug skonio, įdomu, bet, jam jau patiko. Aš esu ant tokių dalykų, man vabalai visokiai nepatinka, tai... Gerai, sekantis barbecue tuo labiausiai norėjau paragauti. Žinai, ką man primena šitie? Man šits būtent barbecue skonis primena, būna tokie oho maži traškučiai, žinai tos. Tai dripsniukai. Jo, tokie. dripsniukai, tai va, oho tie maži, ten su šoniniai ar su kuo tai labai panašu. Tie rudyti. Taip. Sekantis sūris. Sūris ir svogūns. Sūris. Šiaip daug skonio turi. Lemba, kai žinai, kad valgai sirplius, nelabai gerai. Jo, tai tik dėl to šiaip skanus, bet Skonio labai daug turi. daug skonio, jo. Jeigu sūris, tai sūrė skonio. Gerai. Tai skonis, šiaip tas man tai prieskonis, ne jis vadina? Su imbieru man rusai nebūna. Man jisai nepatinka. Man irgi šiaip nelabai. Bet paragausim, kaip svirplys jaučiasi. Bet žiūrėk čia. Kai žiūri, po to nebenoriu valgyti, nežiūrim geriau. Nes jisai tikrai labai... Toks jausmas, kad aš jam ką tik sparnau nukandau. Svirpliai turi sparnus iš viso. Gerai, kuris skaniausias tau buvo? Man patiko labai. Barbecue, ne? Jo, barbecue pirmoji vietoj. Po to gal paprika gal? Jo, Šiaip tada skani paprika. tas su... Sour cream. Jo, tada su sūriu ir paskutiniai tai, nes Jo. man nepatinka tas Man prieskonis. irgi tas prieskonis tiesiog nepatinka, bet šiaip dėl skonio, tai daug skonio turi. Bet šiaip įdomu pabandyti. Patiko, kad mažas, jis yra mažas, bet turi labai šiaip iš tikrųjų daug skonio. Jo, skonio daug, o tas prisivertimus valgyti svirplius tik nerimo kelia ir tiek. O šiaip tai skanus, jo. Kiek duočiau 9 gal net. Jeigu ne, kad galvotum, kad svirplys, o skonis tiesiog. Šiaip aš irgi, man absoliučiai visi toks įdomus dalykas šiaip pabandyti labai. Tik. Žodžiu, verdiktas 9. Gali būti net 10, nes įdomi pramoga. 9-10 žodžiu tam tarpe. Sunku valgyti dėl to, kad čia svirpliai, bet kai pradedi valgyti skanu. Ne? Aš žinau, kas naktį jos pabaigs valgyti. Gerai, kad 5 turiu. Čia tu pabaigs, ne aš. Taip, prie viso šitą turim... Turim Red Bullį tokį. Ui, nežinau net koks skonis, net neįsivaizduoju. Jis man patiko vien dėl to, kaip jis cute atrodo. Jo, pakuotė labai maža. Paragau. Koks skonis? Labai saldu, ne? Man tai per saldu. Žiauriai saldu, jo. Toks Jo, saldu. šis žiauriai saldus. Nėra, kad neskanus, bet žiauriai saldus. Man iš karto atkrint dėl to, kad per saldus. Man patinka jo pakuoti. Pakuoti tai 10 iš 10. Pakuotė, tai jo. Šiaip galima pagalvojus dabar, kadangi kalėdų laikotarpis, o prie kiekvienos dovanėlės, kokiem draugam perkivavo tokį dėti. Ir svirplių. Jo, o šitokį. Kombo. Gal 7 duočiau šitą. Nu, aš irgi. Tai jo, išbandėm visus populiariausius ir... Ačiū, kad buvot su mumis. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, like, share, Žinau. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu tau patiko šitas video, uždėk laiką, pasubscribink ir palik komentarą. Iki kitų kartų. See ya.